Įsitaisykite patogiai ir paklausykite šiandien pasakos apie išvaduotą karalaitę. Išvaduota karalaitė. Karalius turėjo sūnų, kuris labai mėgo keliauti. Daug kraštų jis aplankė, bet jį vis traukė toliau keliauti. Kartą eidamas per mišką rado apgriuvusią pilį ir nieko nelaukdamas patraukė vidun. Čia jį sutiko senas senelis ir sako: klausyk, vaikine, tu patekai į užkeiktą pilį. Aš esu šios pilies karalius, jau daug metų vargstantis dėl pikto burtininko užgaidų. Mano duktė nenorėjo už jo tekėti, tai jis užbūrė ją, mane ir visą karalystę. Jei nori padėti mums, tai pasilik, o jei ne, tai kuo greičiau spruk iš čia. Pasiliksiu, pasakė karalaitis, tik sakykit, ką reikia daryti. Tuo metu šalia atsirado juoda kaip anglis karalaitė. Nori mums padėti, tai klausyk. Šiandien vakare atsisėsi prie pilies sienų ir lauk. Ateis daug žmonių ir visi siūlys tau gardžiausių valgių bei gėrimų, bet tu nei vieno valgio neimk. Gerai, sutiko karalaitis. Vakariais atsisėdo prie pilies sienų ir laukė. Netrukus atsirado daugybė žmonių, siūlančių jam skaniausius valgius bei gėrimus, bet jis nieko nevalgė, nors jam ir labai norėjosi. Kai išaušo rytas, prie jo atsirado juodoji karalaitė. Jos veidas buvo baltas, lyg pienu nupraustas. Vieną darbą atlikai, bet laukia dar du. Šiandien tau atsistojus prie pilies, ateis daug žmonių, siūlydami minkščiausius krėslus atsisėsti. Bet tu nesėsk, nors ir gražiausiai paprašytų. Taip ir buvo. Jis išstovėjo visą naktį, nesėsdamas nei vieną jam siūlomą krėslą. Ryte vėl pas jį atėjo karalaitė, bet jau iki pusės balta. Dar liko vienas darbas ir mes visi būsime išvaduoti. Šiąnakt tu sėsk prie pilies, bet tik neužmig. Karalaitis vėl įsitaisė prie pilies sienos ir budi. Bet nemiegojęs 2 naktis, jis nepajėgė išsilaikyti ir užmigo. Kai pabudo, nebuvo nei pilies, nei sienų, vien miškas ošė aplinkui. Nusiminė karalaitis, nežinodamas, ką daryti. Jam labai gailėjosi karalaitės, kurios taip ir nepajėgė išvaduoti. Taip besėdint pamatė per krūmus einantį lokį. Tuojau įtempė lanką ir pasiruošė šauti. Nešauk, sušuko lokys, aš žinau, ką tau daryti. Tikrai? Nudžiugo karalaitis. Sakyk, bičiuli, ir aš amžinai būsiu tau dėkingas. Jeigu nori rasti karalaitę, eik tiesiai mišku, kol prieisi aukštą kalną. Jame rasi didelę olą, o joje karalaitę. Ačiū Loky už patarimą. Dėkojo karalaitis ir pašokęs jau ruošėsi į kelionę, bet Lokys jį sustabdė. Imk, vaikine, mano plaukų kuokštelį. Jeigu bus bėda, padėk juos savo prie širdies ir tapsi 10 kartų už mane stipresnis. Taip pasakęs nušlamėjo per krūmus ir dingo miške. Karalaitis nuėjo tolyn ir netrukus priėjo kalną, o jame juoduojančią olą. Kai ėjo vidun, pamatė prie sienos grandinėmis prirakintą karalaitę. Puolė prie jos prašydamas dovanoti ir žadėdamas vėl gelbėti nuo burtų. Dabar bus sunku, pasakė nusiminusi karalaitė. Mane čia atnešė burtininkas, pasivertęs slibinu. Jeigu tu galėtum pakelti jo kardą, kuris štai guli prie manęs, tada galėtum jį nugalėti ir nukirsti jo galvas, bet nei vienas žmogus to nepajėgė padaryti.
Karalaitis apsidairė ir pamatė prie sienos gulinti didelį dviašmenį kalaviją. Pamėgino jį pakelti, bet negalėjo nei iš vietos pajudinti. Tada atsiminė Lokio žodžius ir paėmęs jo plaukų kuokštelį, padėjo savo prie širdies. Tuojau pajuto didžiulę jėgą ir pagriebęs kardą, lengvai jį pakėlė. Aš tave vis tiek išgelbėsiu, pasakė karalaitis. Tik pasakyk, kur man rasti slibiną. Jis dabar miega kalno gilumoje, bet netrukus pabus ir ateis prie manęs, tada kovok. Netrukus kalnas sudrebėjo ir pasirodė slibinas. Karalaičio rankoje švystelėjo sunkus kardas ir slibino galvos nulėkė šalin. Tada karalaitė pasidarė visai balta, grandinė subiro kaip sausas smėlis ir ji buvo laisva. Vėl atsirado didžiulė pilis ir miško vietoje stojo miestas su 100 gyventojų. Karalaitis vedė išvaduotą karalaitę, nes neliko nei slibino, nei burtų. Tokia šios pasakos pabaiga.